Rita sakė mėgsta sūriai, tai šį kartą mėgstantiems sūriai. Šaltiena. Ir šaltienos virimas nėra toks romantiškas procesas. Kaipgi verdu šaltieną aš, tai tiesiog imu puodą, sudedu mėsą, o kokią mėsą rinktis, tai būtinai reikia tų kauliukų, kremzliukų, odyčių, iš kurių ir susidaro ta vertingiausia iš šaltienos dalis, drebučiai, tai būtinai imkit kažkokių tokių, tai aš šį kartą nupirkau kiaulės koją ir dar tokią karką, mėsingą karką. Ir viską sudėjau į puodą, nuploviau. Kai vanduo užvirs, aš tą vandenį nupilsiu ir dar kartą gerai nuplausiu tą karką ir tą kojytę. Ir tada sudėsiu atgal į puodą ir įdėsiu druskos, įdėsiu pipirų, laurolapų, svogūną, morką, vandens tiek, kad mėsą apsemtų, bet ne labai daug. Ir virsiu ant lėtos ugnies apie 3 valandas. Tiesiog, kad jau mėsa lengvai nertųsi nuo kauliukų. Štai mėsa išvirusi, atvėsusi ir dabar belieka suformuoti želę. Šį kartą formuosiu želę žiedo formoje, nes, taip tiesiog gražiau atrodo ir skaniau susivalgo. Imu peilį ir paprasčiausiai rankomis nuimu visą mėsą nuo kauliukų. Geriausiai daryti rankomis, nes tada mes pajaučiam visus kaulus, kad neliktų koksai kaulas mums ir paskui neišsilaužytumėm dantų. Tai nuimam mėsą, dedu ją tiesiai į formą, formos nieko netepiau, nereikia tepti. Ir dabar nukošiu tą skystį. Specialiai jo nešildau, nes tas tinklelis, sietelis pagauna riebalus, aš nemėgstu tokios labai riebios, tai tie riebalai tiesiog lieka sietelėje. Štai pažiūrėkit, perkošiam, jeigu ir koks kauliukas būtų persikoštų ir štai lieka tik tais tasai skystis ir tą skystį aš netgi nekaitinu, o pilu tiesiai ant šaltienos. Ant mėsos. Tiesa, kiek reikia dėti druskos, paragaukite, kad būtų truputėlį sūriau, negu jūs norėtumėt valgyti, nes kai atšąla, to skonio darosi mažiau. Ir truputėlį dar pripjaustau mėsos ir dar užpilsiu skysčių ir viskas. Tai paprasčiausiai padarom. Aš nesu kažkokia virėja ir tai gali būti technologiškai neteisinga, bet taip darau aš ir taip man gaunasi ir patinka. Apvalau želė formą, kraštelius ir uždengiu dangtelį ir dėsiu į šaldytuvą kelioms valandoms, kad sustingtų. Tiesiog padedam į šaldytuvą ir užmirštam. Kai jau norėsim valgyti, kai norėsim patiekti, tiesiog išiminėsim taip, kaip išimtumėm paprasčiausiai želę. Imam formą, atidengiam dangtelį, patikrinam, ar tikrai mums sustingo, pajudinam, nejuda, tai vadinasi yra sustingusi, uždedam lėkštę. Ir apverčiame. Paprasčiausiai apverčiame, tada žiūrime, kur tasai snapelis, išimame tą vidinį dangtelį ir mūsų želė lengvai nusileidžia štai į lėkštę, mums belieka nukelti išorinį žiedą ir viskas skanauti. O jeigu norėsit įsigyti želė žiedo formų ar kitų tupperware gaminių, visada rašykit man. Iki susirašymų, iki mielų.